Šio straipsnio tikslas – perduoti žinių, kurios gali būti jums naudingos, renkantis savo darbo vietą, komandą, darbuotojus ar draugų ratą. Pilniau suprasti savo vaikus, taip pat labiau priimti save ir vienas kitą poros santykiuose. Tikriausiai teko ne kartą girdėti žmonės kartojančius tokius žodžius kaip intravertas ar ekstravertas. Tik ką šie žodžiai iš tikrųjų reiškia ir kuo naudinga juos giliau suprasti. Intra reiškia vidus, ekstra – išorė. Intravertas reiškia žmogaus tipą, kuriam natūraliai lengviau bendrauti su savimi, nes taip nuo pat vaikystės jo arba jos energijos teka. O pas suaugusį žmogų per daugybę metų būna pasiektas gan aukštas lygis šioje srityje. Ekstravertas yra žmogus, kuriam natūraliai lengviau, komfortabiliau, smagiau, užtikrinčiau bendrauti su kitais žmonėmis negu su savimi. Dažnai nuo pat vaikystės ekstravertai būna išsiugdę ištvermę ir bendravimo ypatumus, kad daugybę valandų galėtų praleisti bendraudami ir nepavargdami. Pavyzdžiui, jie dažnai pasąmoningai perima kalbos manieras, išsireiškimo frazes ar žodžius, kurių net nebūtinai reikšmes žino, iš kitų žmonių. Taip pat didelę dalį jų kalbėjimo sudaro pasąmoningas bendravimas, negalvojant. Ir dėl to tenka žymiai mažiau naudoti savo energijos komunikuojant žodžiais. Visas kūnas ekstraverto žmogaus būna sutvertas pastoviam nuolatiniam bendravimui. Intravertų kalbėjimo būdas su kitais žmonėmis būna visai kitoks. Jie naudoja kalbą informacijai perduoti. Dažnai ir kartais daug pagalvoja prieš ką nors sakant. Sudėlioja žodžius taip, kad kuo daugiau informacijos būtų perduodama, kuo mažiau kalbant. Jų išsireiškimai gali būti pačių sukurti, nes kartais prieš ką nors sakant, jiem reikia išspręsti galvosūkį, kaip visą reikiamą informaciją sudėti į žodžius ir pateikti kitam žmogui. Intravertui bendravimas yra darbas, kurį būtina padaryti, o vėliau pailsėti. Ekstravertui tuo tarpu bendravimas yra gyvenimas. Įsivaizduokim situaciją. Darbdavys renkasi darbuotoją, vadybininkės pareigom, sporto klubo administracijoje. Jos darbas visą dieną bendrauti su klientais, dažnai sakant tuos pačius dalykus skirtingiem žmonėm, kurių beveik nepažįsta. Darbdavys išsirenka merginą, kurios balsas labiau patinka. Taip pat ji lyg atrodo ramesnio būdo, gražesnė, su ja komfortabiliau bendrauti. Po 3 mėnesių ta mergina išeina iš darbo. Vėliau sporto klubo savininkas kalbasi su įgalinimo treneriu. Papasakoja šią istoriją ir dar prideda tai, kad jam taip yra pastoviai. Tik priimam naują žmogų, visuomet reikia jį apmokyti. Po to praeina daug laiko, kol mes jį paruošiam. Kai tik paruošiam, jau atrodo galėtų pradėti normaliai dirbti. Nes akivaizdžiai viską išmano. Arba pats išeina iš darbo, arba ką nors prisidirba, kad reiktų atleisti. Ilgiau 3 mėnesių niekas šitoj darbo vietoj neišsilaiko. Ką daryti? Šioje situacijoje darbdavys rinkosi žmogų pagal kriterijus, kurie dažnu atveju naudojami renkantis savo draugų ratą, o ne pagal tai, kam produktyviau sektųsi atlikti reikiamas pareigas ir kas užtikrinčiau maloniau jaustųsi savo darbo vietoj. Visuomet rinkdavosi intravertą į tik ekstravertams skirtą darbo vietą.
Intravertai kandidatuodavo į šią poziciją, nes nesuprato savęs. Viliojo juos tik nauda. Atlyginimas plus nemokama treniruočių salė. Galimybė sportuoti iš karto po darbo. Nereikia grįžti namo, o po to eiti į salę. Nereikia tiek pastangų pastoviai lankyti sporto klube, nes kasdien tenka eiti į darbą, taip ar taip. Kandidatai neatsižvelgdavo į savo talentus, stiprybės ir jausmus, ar tai, kur jaučiasi vertingesni. Dėl to kentėjo įmonės savininkas, sporto klubų lankytojai, kai gaudavo prastą aptarnavimo kokybę, taip pat ir darbuotojas, ir nekentė savo darbo, bei darbdavio, nors nežinojo dėl ko. Taigi, yra profesijos, kurias gali išpildyti tik ekstravertai. Yra profesijos, kurias gali išpildyti tik intravertai. Yra profesijos, kur gali dirbti įvairių bendravimo tipų žmonės. Tiek ekstravertai, tiek intravertai. O kur būtinas aukštas intravertizmo lygis? Inžinerija, architektūra, profesionalus sportas, saviugdos praktikos, rašytojai, apsaugos darbuotojai, juvelyrai ir panašiai. Būna intravertų, kurie gali kiekvieną dieną po 8 valandas bendrauti tik su popieriaus lapu ar kompiuteriu ir jaustis, jo gyvena ypač pilnavertį, tobulai subalansuotą, saviraiškos pilną gyvenimą. Tuo pačiu ekstravertui tokio tipo dienos sudėliojimas būtų pasyvus kankinimo būdas. Kokiose profesijose intravertai ilgai išbūti neturi jokių šansų? Pardavėjai, barmenai, policininkai, vlogeriai, aktoriai, klientų aptarnavimas, customer support, psichologai, grupių gidai ir taip toliau. Įdomus variantas tokioj profesijoje kaip dailės menai yra panašus kiekis tiek intravertų, tiek ekstravertų. Nors piešimas gali pasirodyti tik intravertiška veikla, ekstravertai čia taip pat puikiai save realizuoja. Labiausiai dėl to, kad nėra darbdavio, kuris apibrėžtų darbo grafiką, bei tai, kas galima ir kas ne. Būtent dėl šios priežasties vieno ir kito tipo dailininkai savo veiklą atliktų labai skirtingai. Stipriai ekstravertiškas žmogus, nupiešęs kelis brūkšnius ant lapo popieriaus, jau keltų nuotrauką į kokią nors socialinę žiniasklaidos platformą ir pradėtų bendrauti su pakomentavusiais žmonėmis. Vėliau pakviestų į savo organizuojamus dailės mokymus gyvai. Vakare eitų atšvęsti savo produktyvią dieną, bendraudamas su kitais menininkais vietinėje kavinėje. Kitą dieną padarytų video tą pačią temą, kurio pradėtas piešti dailės kūrinys, o gal net ir televizijoje pasirodytų. Dar nepabaigęs nei vieno kūrinio, jau organizuotų savo parodos pristatymą su muzika, spektakliais ir daug dekoracijų. Tuo tarpu intravertas dailininkas nutapytų 45 paveikslus, iki kol kryžtųsi padaryti ką nors ekstravertiškesnio. Kaip pavyzdžiui, eiti nusipirkti naujo teptuko ar socialinės žiniasklaidos platformoje kelias minutės apžiūrinėti kitų menininkų darbus, nelaikinant. Vėliau kauptųsi ir galvotų, kurį iš nupieštų kūrinių galėtų išdrįsti parodyti kitiems žmonėms. Ar įmanoma pakeisti savo bendravimo tipą? Į šį klausimą suprantamiausia būtų atsakyti pavyzdžiais. Intravertas skyręs 1000 valandų praktikuoti jogą, intravertišką veiklą, puikiai apreikšdamas prigimtinai stiprią pusę, vėliau pradeda naudodamasi sukaupta patirtimi vesti mokymus, ekstravertišką veiklą. Mokymų vedimui jam reikia dėti daugiau energijos, valios, savidisciplinos, iki kol išsitreniruoja mažiau pažįstamą dalį. Vėliau tas pats žmogus
gali tiek skirti valandas praktikuojant jogą, tiek kokybiškai ją mokinti. Tačiau, jeigu intravertas nebūtų skyręs 1000 valandų jogos praktikavimui, ar kitokiu būdu apreiškimui savo prigimtinių savybių, jo mokymo vedėjo karjera pasibaigtų labai greitai. Kitas pavyzdys. Ekstravertas ugdė savo prigimtinės stiprybės dirbdamas pardavėju. Pasiekęs aukštą lygį savo profesijoje, pradėjo giliau domėtis produktais, kuriuos pardavinėja. Intravertišką veiklą. Tam reikėjo dėti žymiai daugiau valios, pastangų, energijos, susikaupimo negu ekstravertiškose veiklose. Tačiau turėjo pasitikėjimą savo jėgomis ir reikiamus resursus dėl sėkmingo savęs išreiškimo pardavimuose. Tad išlaikė pastovumą ir savidiscipliną, renkant žinias. Vėliau, pakėlęs intravertizmo lygį, sukūrė savo produktą, kuris sėkmingai pritaikomas. Taip ekstravertas tapo super žmogumi. Jeigu jis nebūtų išsiugdęs ir apreiškęs savo bendravimo, pardavimo ir kitų ekstravertiškų savybių, net ateiti iki produkto kūrimo, jam nebūtų užtekę energijos, vidinių bei išorinių resursų. Kol dar daugelis žmonių nelabai supranta savęs. Išsiugdymas ir pilnavertiškas apreiškimas savo ekstravertiškos ir intravertiškos pusių suteikia nesąžiningą pranašumą prieš visus kitus žmones.